Gal kada bandėte sudėti 4 evangelijas arba bent vadinamus sinoptikus - Luką, Morkų ir Matą ir palyginti Kristaus prisikėlimo rytą. Luko evangelijoje iš tikrųjų mes matome, kaip anksti rytą skuba moterys, be abejo ieško mirusio kūno lavono, nori jį pagerbti. Ir ką randa? Randa 2 jaunus vyrus baltais rūbais. Išsigąsta, bėga pranešti apaštalams, atbėga Petras, patikrina, tikrai kapas tuščias. Ir tada Petras grįžta atgal. Pas evangelistą Morkų mes skaitome, kad taip pat moterys skuba prie kapo ir jos pamato baltą jaunuolį, baltais rūbais. Ir galiausiai evangelistas Matas, jis sutinka moteris su angelu. O tos moterys pilnos rūpesčio, kasgi mums nurista akmenį, ir angelas nurita akmenį ir vyksta viešpaties to kapo tuščio atradimas, skelbia: nebijokite, angelas moterims. Evangelija pagal Luką mes jau girdime šią dieną 3 viešpaties pasirodymą šios Velykų dienos. Po to Jėzus pasirodo Evangelijoje Emauso mokiniams. Tie keliauja vos ne ištisą dieną ir net pažįsta, kad tai Jėzus. Tik laužant duoną vakare Emauso mokiniai supranta, kad tai visgi su jais buvo Jėzus. Mėlyje, mūsų akys, tai jos turi defektus. Viešpas nuo mūsų nesislepia ir gali eiti visą gyvenimą drauge, o mes galvosime, įdomus tas žmogus su mumis. Arba kaip gražiai mes nugalėjome tą situaciją. Ir tik laužant duoną, ir tada Jėzus dingsta iš akių. Tada Emauso 2 mokiniai skuba atgal. Ir eina į apaštalų bendruomenę, sako: mes matėm viešpatį. Ir kaip tik šios dienos evangelija yra būtent 3 pasirodymas toje pačioje dienoje. Skaitykite evangeliją pagal Luką. Atrodytų, kad visi pasirodymai viešpaties vyko vienoje prisikėlimo dienoje ir galiausiai užsibaigė žengimu į dangų. Evangelistas Lukas turi savo adresatą. Esu išdavęs jums jau, kad jis nėra matęs Jėzaus. Evangelistas Lukas nėra sutikęs, bet jo kalba tikro žydo yra tiems, kurie ateina į žydų tikėjimą. Tai būtent viduriniai rytai krikščionys, Makedonija ir Graikija. Graikijoje tikėjimą įnešti buvo be galo sudėtinga. Nuo Platono ir Sokrato laikų žmogus yra iš kūno ir sielos. Ta visi žinote iš mūsų filosofijos. O žydams, semitams pagal šventą raštą žmogus yra vienas, neskaldomas nei į kūną, nei į dvasią. Ir čia turime visą evangelisto Luko išmintį, kaip pateikti šitiems mąstantiems kitaip, kad visgi, mėlyjeji, ir mūsų kūnas laukia prisikėlimo. Pauliui buvo fiasko, kad jisai Graikijoje nukeliavęs pradėjo kalbėti apie prisikėlimą iš kūno, su kūnu. Taigi, kad nepatirti fiasko, Lukas neša žinią labai delikačiai. Vakar dienoje, važiuodamas palaiminės paminklą, nugirdau trumputę dalį Marijos radijo Klaus drąsiai. Klausimas: laidoti kūnu ir laidoti pelenais žmogų, ar tas pats ar ne? Kas turite nuomonę? Palaidoti žmogų mirusį su kūnu ir palaidoti su pelenais. Ar yra skirtumas? Ar turite nuomonę kas? Turite nuomonę, ne? Ką galvojate? Ar skirsi palaidoti kūną ir pelenus? Mano manimu, kad ne. Ten buvo 2 garbingi kunigai ir jų atsakymas buvo kaip jūsų. Mūsų ganytojai, tvirtindami mišiolo kai kurias niuansus, šiemet lankėsi Dievo kulto kongregacijoje ir antrą kartą Dievo kulto kongregacija priminė, kad tai yra ne tas pats. Pelenai nėra kūnas. Pagal Dievo kulto kongregaciją pelenų negalima smilkyti,
pagal juos nereikėtų išlakstyti, nes tai yra ne kūnas, tai yra tik pelenai. Ir pagal apeigas turėtų būti laiminama tik ta, sakytume, vieta urnai padėti. Tai yra didžiulis dalykas, mėlyje, neapsigaukite, kad ir daug turime krematoriumų ir tai yra padaryta kryptingai, nėra tas pats. Laidotuvės iškilmingos, natūralios ir kažkokios kitokios su pelenais. Tai čia ne mano kalbėjimas, nenoriu jūsų nei nuliūdinti, aš niekada nepriklausau nei kairiai, nei dešiniai, tiesiog ta mintis yra tokia ir ganytojams yra rūpestis paruošti naują apeigyną laidotuvių. Netiesa, kad mes galim laidoti tom pačiom maldom. Čia jau ne kūnas, čia jau nėra kūno. Ir mūsų maldos turės pasakyti, mėlieji, šios dulkės, kurios primena šį žmogų tikriausiai, tegu būna Dievo gailestingumu lydimos danguje jo siela. Grįžkime iš Platono ir Sokrato vingrybių ir galvokime apie mūsų iš tikrųjų šiuos nuostabus dalykus, kuriuos slepiate kiekvienas. Mūsų kūnas yra ta didžioji Dievo šventovė ir ši šventovė yra mūsų. Mums labai sunku toliau kalbėti ir išeiti į visus prisikėlimo niuansus. Mūsų Viešpats turi rūpestį parodyti savo rankas ir kojas. Jeigu reikės, Dievas paragaus pas jūs ir maisto jūsų namuose. Ir evangelistas Lukas, niekada nematęs Viešpaties, jis turi žinią, mėlieji, kad ir kaip bebūtų, jūsų gyvenimai jau daugybę kartų yra nuo pirmos apaštalų kartos, Lukas yra 3 kartos skelbėjas. Mes turime galimybę matyti Viešpatį. Šitoje bendruomenėje šiandien, šią akimirką turite galimybę. Tai mūsų akys apsitraukia, tai mūsų širdys būna kietesnės ir mes dažnai įdedame į savo proto daugybę kriterijų. Matykime Dievą. Vakar čia žmonės važiavo iš kažkur. Sako, klebonė, atvažiuojam pažiūrėti, ar tikrai ten jūsų tos gėlės tikros. Ir vyrai čiupinėjo tas gėlės, sako, klebonė, jos tikros. Tai irgi mažas ženklas prisikėlusio, tos gėlės savo noro visos suvažiavo, mūsų nuostabių chorisčių pagalba atgavo gyvybę ir šiandieną liudija prisikėlimą. Jūsų gyvenimai, mėlyje, taip pat turi būti su Viešpačiu. Nebijokite jį savaip tiesiog gyvai atrasti. Evangelija pagal Joną, tai yra mūsų naujausia evangelija. Ji nekalba nei apie 2 jaunus vyrus, nei apie jaunikaitį, nei apie angelą. Tiesiog Marija Magdalena, tai meilė turi mus atvesti čia. Ir Marija Magdalena pirmoji savo akim ašarotom nepamato Jėzaus. Tai 2 mokiniai Petras ir Jonas skuba į kapą. Tai jie turi įsitikinti. Ir galiausiai Marijos Magdalenos pokalbis su Viešpačiu kaip su sodininku ir praregėjimas. Viešpatie, duok mums galę regėti čia ir dabar tave. Keltas minčių iš popiežiaus Pranciškaus praeito sekmadienio. Prisikėlimas. Kiekvienas susitikimas su Jėzumi leidžia turėti daugiau gyvenimo. Ką daryti, kad kiekvieną dieną tu turėtumai daugiau to gyvenimo? O tu įdėmiai pažvelk į nukryžiuotą ir prisikėlusi Kristų, su juo susitikti sakramentuose, maldoje, čia jį atpažinti, į jį tikėti, leistis veikiamiems jo malonės, sekti jo pavyzdžiu ir patirti džiaugsmą, mylėti taip, kaip myli jis. Popiežius pastebėjo, kad visi mes norime turėti gyvenimą ir įvairių būdų turime tai siekti.
Kai kas savo gyvenimą paverčia nežabotomis lenktynėmis tenkinti įgeidžius, valgyti, gerti, dykinėti, kaupti pinigus, daiktus, ieškoti naujų stiprių emocijų. Mielieji, toks gyvenimas, kelias atrodo malonus, bet jis nepasotins tavo širdies. Šitaip tu neatsakysi į savo gyvenimą. Ir tavo neišvengiamos skausmo patirtys, ribotumas, o ir mirtis. Lieka neišpildyta visiems mums bendra svajonė, viltis gyventi amžinai, būti be galo mylimiems. Gyvenimo pilnatvė, kurią kiekvienas iš mūsų yra pašauktas, virsta tikrovę Jėzuje. Pirmas dalykas, ką prisikėlęs Jėzus padarė susitikęs su mokiniais, parodė jiems savo žaizdas. Jie pamatė, rankomis prisilietę įsitikino, su Jėzumi gyvenimas visada nugali. Su Jėzumi mirtis ir nuodėmė yra nugalėtos. Kiekvienas svarstykite savo, mano viltis, kokia mano viltis? Ar tikiu Jėzaus prisikėlimo gale? Ar tikiu, kad prisikėlė Jėzus? Ar tikiu, kad jis nugalėjo nuodėmę, baimę, mirtį? Ar leidžiuosi į bendravimą su viešpačiu savo Jėzumi? Ar leidžiu, kad jis skatintų mane mylėti brolius, seseris, kiekvieną dieną gyventi viltimi? O dangiškoji motina Marija, padėk mums turėti didesnį tikėjimą prisikėlusio Jėzumi, kad turėtume gyvenimą ir skleistume Velykų džiaugsmą.